Na ką, esame Gižicko. Žinote, kad Lietuvoje Zarasai yra kaip ir žinomi kaip savo ežeringų kraštų. Taip, Lenkijoje yra Mazūrų kraštas. Vienas iš jų miestelis yra Gižicko, kuriame dabar ir esame, puikus, ežeringas. Ir kas mane sužavėjo dar anksčiau, kai važiavome į pajūrį, kad ne kiekvienas, aišku, bet mėgėjas plaukioti turi savo jachtą, savo katerį, su kuriuo važiuoja ir po to plaukia. Tikrai puikiai vieta pabūti, ramybėje, pailsėti, tikrai akis pailsi nuo to mėlynumo, melsvumo ir yra ką pamatyti. Ir žiūrėkite, ką mes šioje kelionėje padarėme, stebėkit. Ir čia yra populiarūs tokie kaip ir maršrutiniai taksi laiveliais, kurį dabar ir matome. Plius dar pasakojama istorija. Jau turbūt supratote, kur aš einu, aš visur ieškau, kur užlipti aukščiau. Šį kartą pasirinkau Gižicko mieste vandens bokštą. Lipsime į jį. Priėjau išvados, kodėl aš vis dėlto renkuosi geriau užlipti aukščiau į vandens bokštą, ar švyturį, ar kokią kitą apžvalgos aikštelę. Vien dėl to, kad atsiveria didesnis, platesnis apžvalgos tas ratas, daugiau matosi visos grožybės ir negrožybės gali būti. Čianais, pavyzdžiui, yra ir tas vadinamas apžvalgos ratas, arba kitaip velnio ratu vadinamas, bet iš jo įsėsi, prasuksi kelis ratus, bet tik tai labai nedidelę dalį apriepsi. Plius, kai dar lipi, kai kuriuose bokštuose yra ir pakeliui lipant į viršų ir po to leidžiantis žemyn, galima pasigrožėti ir parodomis, kurios ten vyksta, ar dar kažkos. Kai kur yra ir liftai, bet vis dėlto geriau lipti laiptais. Pasigrožėkim, nepatingėkim, užlipkim. Och, tu kiek čia ragų. Net ir šarnas. Olga, mus persekioja lyginimo sistema. Ta pati, kurią matėme Helyje. Jo. Kas nematė, būtinai pažiūrėkite. Bet dabar mes ir dar pasuksime ratelį. Irgi buvo Helyje. Taip. Suk ratelį, suk į vieną pusę. Pasakyk, mergelė, kuo užaugus būsi? Yes. Kuo būsi? A, vat po to sužinos. Bent jau šitam vandens bokštą leidžiantis arba kiekvienam aukšte pamatysit kažkokią vis kitokią, kaip ir parodą, reprodukciją. Čianais dabar matome paveikslus ir ne tik. O aš radau svarstyklę. Žiūrėk, mes dabar pasmerksime mano telefoną ir tavo telefoną. Ir kuris laimės? Tavo. Aš kokia tavo? Mano sunkesnis. Jeigu aš savo kamerą ten padėsiu. Per vidurį nebent. Tu laimėsi. Tokiamis svarstyklėmis mano seneliai turgai sverdavo, kai pardavinėdavo agurkus, pomidorus. Gali pakelti, pasportuoti. Šį kartą aš sportuoju? Sunkus. O šitas negroja garso negirdėję. Klavesinas nedirbo. Matote tiltą Gižicke, kuris yra pakeliamas, kai praplaukia didesni laivai. Jeigu mums pavyks, mes jums parodysime, kaip tai atrodo.
Lankantis Lenkijoje Mozūrų krašte, tikrai nepravažiuoti reikia pro šalį ir pro tokius istorinius paminklus, galima sakyti, kaip mes dabar ir lankysimės Gižicko mieste, esančioje tvirtovėje Boin. Kas matosi? Tuščia. Šiaip, čia gal kažkas buvo, gal kareiviai gyveno, ką žinau. Tūkstantis 1877 metų patranka tokia masyvi, kiek žmonių turėjo ją prisidėti prie to, kad ją išstumti ir pastatyti į vietą ir dar po to iššauti. Ir tikrai nei viena tvirtovė nėra įsivaizduojama be savų pabūklų, ankstesnių, vėlesnių. Na ir ką tuo metu buvo pagrindinė transporto priemonė - arklys ir jo kinkami vežimai. Tiksliau, jis buvo kinkamas vežimas. Čia jau naujesnė be arklio turbūt. Nebūčiau aš, jeigu neįsigyčiau monetos vietinės. Na ką, moneta mano. Iš vienos pusės ir iš kitos. Ką galiu pasakyti apie šią vietą, tai kad tie, kas mėgsta istoriją, myli ją, tikrai gyvena ją, tai tikrai ras ką čia pamatyti, nes yra ir iškasti ginklai, ir ne priešistoriniai, o atgaminti tie pabūklai ir taip toliau. Nu, bet ne kiekvienam tai tikrai. Man tai viduriukas. Bet kas mėgsta istoriją, tai tikrai atvažiuos, galite atvažiuoti ir čia pajausite tą visą atmosferą, nes ta visa aplinka dar kaip ir laiko savyje tą visą karinę atmosferą. Na ką, prisilakstėm, prisižiūrėjom, prisivaikščiojom ir atėjo laikas atsikvėpti. Radome netoli tos vietos, kur apsistoja ežeriuką puikų ir nutarėm išsimaudyti. Vienas dalykas, kurį noriu perspėti, čianais labai sunku rasti persirengimo kabinas, turėkite tai omeny. Taigi, vakaras, saulė leidžiasi, einam plaukiot.